Iki šiandien mūsų tikslas pasižiūrėti ir truputį išmokti, kasgi vis dėlto yra tas reinforcement learning, lietuviškai paskatinamasis mokymasis. Taigi prieš mus matome, kad yra kūdikis. Ir pamėginkime šito paveikslėlio kaip metaforos rėmuose sudaryti pirmą karkasą, kas tas paskatinamasis mokymasis. Kūdikis pas mus agentas savo sensorių pagalba žiūri į aplinką ir renka informaciją. Taigi mūsų raktinis toksai žodis – aplinka, o toje aplinkoje mes įskiriame objektą, kuris butelis su pienu. Dabar agentas mūsų gali daryti veiksmus ir tie veiksmai gali būti racionalūs. Tai mūsų agentas gali eiti link tikslo, šiuo atveju pasiekti pieno buteliuką, o mūsų agentas gali daryti ir nelabai racionalius veiksmus ir tokiu būdu tolti nuo to mūsų tikslo pieno buteliuko. Taigi, kur čia paskatinamasis mokymasis? Jeigu mūsų agentas juda link tikslo ir pasiekia savo tikslą, mes norėtume, kad jo paskatinimas būtų kažkokie tai pozityvūs pojūčiai. Jeigu agentas juda nuo tikslo, tai tokiu būdu šiuo atveju būtų negatyvūs pojūčiai. Tai pavyzdžiui, negatyvus pojūtis tai būtų alkis, šiuo atveju pozityvus pojūtis tai būtų sotumas. Ir jeigu taip apibendrinant, tai šiuo konkrečiu atveju mūsų agentas, kūdikis, mūsų aplinka, pieno buteliukas, kūdikis, agentas gali atlikti veiksmus, tai judėti link tikslo arba nuo tikslo, paskatinimas, gauti pozityvūs pojūčiai, visotumas arba negatyvūs pojūčiai, tai yra alkis. Ir kur čia yra mokymasis? O mokymasis tai, kad laikui bėgant, kūdikis iš pradžių darydamas atsitiktinius veiksmus, po kurio laiko pasiekia tokį apsimokymo lygmenį, kad jis praktiškai pamatęs pieno buteliuką, pradeda kryptingai ir pakankamai optimaliai judėti link jo. Nuo šios metaforos pamėginkime peršokti ties mūsų robotu. Labai panašiai kaip su metafora kūdikis ir pieno buteliukas, mes dabar galime lygiai įsivaizduoti sekančią situaciją. Mes turime agentas, tai mūsų robotas, šiuo atveju pieno buteliukas agentui atitiktų tam tikrą energiją, energijos šaltinis. Mūsų agentas, jeigu jis atlieka racionalius veiksmus, tai jisai juda link energijos šaltinio. Paskatinimas, tai šiuo atveju pozityvi energija, kurią jis pasikrauna. Jeigu agentas daro neracionalius veiksmus ir juda nuo mūsų energijos šaltinio, tai jo šiuo atveju paskatinimas būtų neigiamas ir šiuo atveju tai yra prarandama energija. Aplinka, tai yra mūsų energijos šaltinis. Agentas gauna informaciją iš aplinkos, šiuo atveju vizualiai per savo kameras. Ir agentas mūsų gali daryti veiksmus tiek racionalius link užduoto tikslo, tiek neracionalius, tai yra tolti nuo mūsų užduoto tikslo. Šitų dviejų metaforų paradigmoje pamėginkime truputį labiau formalizuoti, kas yra reinforcement learning ir kas yra gilus mokymasis reinforcement learning paradigmos rėmuose. Mūsų programą, kuri gali daryti veiksmus, tais veiksmais paveikti aplinką, savo ruožtų iš aplinkos mūsų agentas, savo sensorių pagalba, jisai gauna naują informaciją apie aplinkos būseną ir papildomai jis gauna paskatinimą. Galim pažymėti reward, tai yra kuris gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas. Ir tas paskatinimas tai tiesiog skaičius, kuris iš principo pasako, kokia įtaka buvo veiksmo, kurį padarė agentas paveikdamas aplinką. Dabar agento viduje mūsų programa visą laiką turės modelį. Tai yra tiesiog programinis komponentas, kuris reaguos į gaunamą informaciją iš aplinkos, tai yra nuskaitydamas aplinkos būseną, ir kuris prognozuos. Mūsų tikslas, kad tas modulis prognozuotų racionalius veiksmus, kuriais mūsų agentas veikia aplinką. Modelis mokosi taip, kad iš aplinkos gauti paskatinimai būtų kuo didesni. Ir aišku, mes tai projektuojame, konstruojame tuos paskatinimus, kad mūsų agentas kuo greičiau, su kuo mažesniais resursais pasiektų užsibrėžtą tikslą, kurį mes turim apsibrėžti. Jeigu agentas pasiekė tikslą, mes galime šiuo atveju paskatinimą padaryti labai dideliu teigiamu skaičiumi. Dabar šios pamokėlės rėmuose pas mus modelis bus gilaus mokymosi neuroninis tinklas, kurio tikslas būtent
gaunamą informaciją iš aplinkos X, apdoroti, interpretuoti kaip aplinkos būseną ir atitinkamai pateikti, prognozuoti veiksmus, kuriuos agentas gali atlikti į aplinką. Tai yra to neuroninio tinklo išėjimas bus tas mūsų Y, tai veiksmai, kuriuos agentas gali atlikti. Taigi toliau pasižiūrėkime, kuogi skiriasi reinforcement, paskatinamasis mokymasis, nuo tradicinio. Tai yra mokymosi su mokytoju, supervised learning, ir mokymosi be mokytojo arba unsupervised learning. Jeigu mes grįžtume, pavadinkime taip, tradicinio mokymosi, kada mes turime mokytoją ir tokį mokymąsi vadiname supervised learning, tai yra mokymasi su mokytoju, mes turime savo stebėjimo duomenys X ir šiuo atveju tai būtų mūsų taškų aibė, kaip čia sakykime tokioje metaforinėje paveikslėlyje. Tie taškai mūsų gali priklausyti tam tikrai klasiai ir šiuo atveju tai būtų mūsų spalva šitam paveikslėlyje, tai būtų mūsų Y atsakymas. Tai yra mes norime klasifikuoti tuos duomenis, suskirstyti į tam tikras klases ir šiuo atveju kaip šitam paveikslėlyje būtų, tai pas mane mėlyni kvadratai, tai duomenys mano stebėjimas atitinkantis klasę mėlynų kvadratų arba raudoni trikampiai, tai kita klasė, tai yra mano stebėjimai, mano X, bet priklausantis kitai klasiai. Ir aš norėčiau sukurti modelį, čia sakykime mano modelis, kuris gavęs tuos X-us prognozuotų mano Y-us. Dabar mokymasis su mokytoju, ta paradigma, tai aš turiu visą laiką duomenis, labai aiškiai pasakyta X ir Y, mano duomenys ir mano klasė. Tokioj paradigmoje, jeigu aš turiu duomenų lentelę, tai tokiu būdu sakau mokymasis su mokytoju. Mokymasis be mokytojo, šiuo atveju tai yra unsupervised learning, aš turiu duomenis, tai yra mano X, bet aš neturiu sužymėtų klasių. Tokiu atveju aš galiu mėginti taikyti tuos vadinamus klasterizavimo arba unsupervised mokymosi algoritmus. Dabar jeigu grįšime, aišku, elementus, kurie yra šitoje klasikiniai paradigmoje, jeigu mes grįžtume prie reinforcement learning, tai pas mane X, šiuo atveju tai būtų ta būsena, kurią gauna mano agentas iš aplinkos, čia kaip ir suprantama, prognozuoja Y būtų šiuo atveju. Tai mano modelio agento atliekami veiksmai, bet aš neturiu šiuo atveju, kaip mokymosi su mokytoju paradigmoje, neturiu Y. Tai Y pas mane nėra. Aš neturiu duomenų, kur būtų pasakyta prie kokios būsenos, kokius racionalius gerus veiksmus mano agentas gali atlikti. Aš turiu tik tai stebėjimą. Bet skirtingai nuo klasterizacijos unsupervised learning, be X-o aš vietoj Y šiuo atveju turiu būtent tuos paskatinimus, rewards, kurie nėra atsakymas, kaip mano agentas turi elgtis, bet yra pasakymas, ant kiek geri buvo mano agento atlikti veiksmai. Taigi dabar, kad galėtume judėti, pradžioje sukurti paprastą matematinį modelį, įsiveskime kintamuosius. Šiuo atveju pas mane 3 kintamieji. Tai mano veiksmas, konkrečių laiko momentų T. Mano kintamasis A šiuo atveju laiko momentų T, jisai saugos užkoduotą kažkokią tai vertę, kuri reikš veiksmą, kurį gali atlikti mano agentas. Pavyzdžiui, judėti į kairę arba į dešinę, tai šiuo atveju AT turėtų, pavyzdžiui, užkoduota 0,1 arba -1 ir 1. Kitas, aišku, kintamasis, tai į laiko momentų T atliktą veiksmą gautas paskatinimas. Tai yra, mano agentas paveikė aplinką, ir šiuo atveju gavo kažkokį paskatinimą. Tas paskatinimas tai bus skaičius, jis gali būti tiek teigiamas, tiek neigiamas, kuris iš principo užkoduos, ant kiek tas geras veiksmas AT buvo. Ir aišku, paskutinis kintamasis tai yra mano būsena, tiesiog čia užkoduota, sekančių laiko momentų, kuri pasako agentui per sensorius kažkokią informaciją apie aplinką. Ir aišku, čia gali būti visas vektorius reikšmių, kuris agentui pasako, kas darosi su mano aplinka. Gerai, judame toliau, reiškia, apsibrėžėme tuos kintamosius, dabar pažiūrėkime, kokį modeliuką, kokį modelį mes galime su tais kintamaisiais
sukonstruoti. Taigi, kadangi mano agentas kiekvienu laiko momentu atlieka veiksmus, gauna paskatinimą ir informaciją, aš turiu tuos 3 kintamuosius, dabar aš galiu sukonstruoti, jau suprojektuoti sekančius papildomus išvestinius dydžius. Tai yra akumuliatyvus sumarinis paskatinimas. Tai reiškia, aš tiesiog susumuoju visus paskatinimus, kurie bus eis ateityje nuo laiko momento T. Ir taip gali būti iki begalybės, kadangi realiai mūsų laikas negali eiti iki begalybės, tai dažniausiai tai bus susumavimas iki kažkokios tai terminalinės galutinės būsenos, kurioje jau mano agentas turės sustoti. Pavyzdžiui, autonominio automobilio atveju tiesiog aš patyriau avariją ir mano automobilis, aišku, jau šiuo atveju sustojo, toliau važiuoti negali ir tokiu būdu aš turiu sustoti. Arba, vėlgi, autonominio automobilio atveju aš pasiekiau tikslą, tai šitoje vietoje mano akumuliatyvus paskatinimas, tai bus susumuoti visi paskatinimai į ateitį, kol buvo pasiektas tikslas arba pasiekta ta terminalinė būsena. Kitas faktorius, kurio mes, sakykime, mūsų pavyzdžio atveju kol kas neliesim, bet tiesiog pačioj teorijoje yra, tai vadinasi diskontavimo konstanta. Dažniausiai ta konstanta būna tarp 0 ir vieneto ir jos tikslas diskontuoti, tai reiškia sumažinti ateityje gaunamus paskatinimus tam tikrų dydžių. Toliau, svarbus dydis reinforcement learning paradigmoje yra taip vadinama Q vertė arba šiuo atveju, kaip pažymėta, Q funkcija. Tai Q funkcija turi 2 argumentus, kol kas tiesiog priimkime, kad tokia yra vertė ir pamėginkime tiesiog perskaityti šitą matematinę išraišką. Tai argumentai 2, tai reiškia Q funkcija gauna veiksmą AT ir būseną ST. Q funkcija turėtų pasakyti mums, kad ant kiek geras buvo veiksmas AT prie konkrečios būsenos ST. Tai yra mano Q būsena ne kas kita, kaip tie visi gauti susumuoti paskatinimai R, kai aš žinau būseną, žinau konkretų veiksmą, ir kas tas E didžioji raidė. Tai tiesiog reiškia vidurkis, reiškia Q būsena paskaičiuoja vidurkį. Tai reiškia, aš galiu daug kartų bandyti savo autonominį automobilį, kad jis pasiektų savo tikslą ir susumuoti kiekvieną kartą tuos bendrus paskatinimus ir paskui išvesti vidurkį. Labai dažnai, jeigu žiūrėti iš programuotojo pozicijų, man nėra labai svarbu suprasti, kas tai yra Q ta funkcija. Dažniausiai pas mus ta Q funkcija tai bus tiesiog algoritmas, o algoritmui mes turėsime jau paruoštą biblioteką. Ir mūsų tikslas yra suprasti, kaip naudotis bibliotekomis. Taigi, jeigu aš kartais sugebu paskaičiuoti tokią Q funkciją, tai toliau aš galiu kalbėti apie, angliškas žodis būtų čia policy, šiuo atveju tai veiksmų planas, veiksmus, kuriuos mano agentas gali atlikti. Ir šiuo atveju tas pi žvaigždutė tai reikštų pas mane, kad racionalūs veiksmai. Taigi, jeigu aš padarysiu prielaidą, kad aš jau išmokau, mano modelis išmoko paskaičiuoti Q vertę prie konkrečiaus veiksmo ir konkrečios būsenos, tai mano agentas atliks optimalius veiksmus, šiuo atveju tie optimalūs veiksmai pas mane prie konkrečios būsenos S, kada tuos veiksmus bus galima vadinti optimaliais. Ogi tada, kada iš visų galimų veiksmų A, paskaičiavus prie konkrečios būsenos S Q vertės, aš išrinksiu tokį veiksmą A, kad mano Q vertė bus maksimali. Dar kartą kitais žodžiais reiškia, mano prie konkrečios būsenos S, mano agentas gali atlikti ten įvairius veiksmus A1, A2, A3 ir taip toliau. Ir šitas argmax A reiškia, kad aš pasiimu tokį veiksmą A, kad gautoji Q vertė būtų maksimali prie konkrečios būsenos S. Toliau pereikime šiek tiek, padiskutuokime apie algoritmus, kurie potencialiai gali pasirodyti reinforcement learning paradigmoje. Taigi, kai kalba eina apie reinforcement learning, įskiriamos 2 algoritmų klasės. Visų pirma, tai algoritmai, kurie remiasi Q vertės skaičiavimu, tai ką aš pristačiau prieš tai. Tai yra Q vertės pagrindu atliekamas mašininis mokymas. Yra mūsų modelis, jisai mėgina paskaičiuoti
prie konkrečios aplinkos būsenos ir konkretaus atlikto veiksmo, kokia Q vertė. Bet yra šiuo metu ir kita algoritmų klasė, vadinasi policy leaning, tai tokia algoritmų klasė, kurioje aš nemėginu skaičiuoti tos Q vertės, tai šiuo atveju šiek tiek supaprastinu savo karkasą ir tiesiog mėginu tiesiai modeliuoti, tai yra mano modelis tiesiai mėgina pasakyti veiksmus, kuriuos reikia atlikti, kai aš turiu konkrečią būseną. Dabar pamėginkime suprasti kartu, ką tai reiškia. Taigi, policy leaning algoritmo atveju mes ieškome pi. Ir šiuo atveju tas pi tiesiog reiškia tikimybinį pasiskirstymą. Tikimybinį pasiskirstimą galimų veiksmų. Tai reiškia, kitai žodžiai dar pasakysiu, mes policy leaning atveju, mes prie duotos būsenos, informacijos gautos iš aplinkos S, mes ieškome savo veiksmų, tai tebūnie tai bus A1, A2 ir šiuo atveju darom prielaidą ten A3 ir taip toliau, kad jie gali pasirodyti su tam tikra tikimybė. Su tam tikra tikimybė gali pasirodyti mūsų veiksmai. Ir mes ieškome tokio tikimybinio pasiskirstimo pi. Kaip mes priimame sprendimus tokiu atveju? Tokiu atveju, jeigu mums pavyko surasti tinkamą tikimybinį pasiskirstimą galimiems veiksmams, tai mes toliau tiesiog atliekame imties operaciją. Imties tai reiškia, parinkame atsitiktinai veiksmą A, priimdami sprendimus, darydami savo prognozę. Veiksmą A parinkame atsitiktinai, o tas atsitiktinumo faktorius tai yra mes žiūrime į mūsų surastą tikimybinį pasiskirstimą pi. Tai reiškia, pi tas tikimybinis pasiskirstimas galimų veiksmų, kurie gali pasirodyti su tam tikromis tikimybėmis prie būsenos S. Ir tas žodis sample, tai reiškia, mes atsitiktinai parenkame veiksmą. Tam tikri veiksmai gali pasirodyti su didesnė tikimybė, tam tikri veiksmai gali pasirodyti su mažesnė tikimybė. Tai mes tiesiog metame kauliuką, kuris išmeta, parodo tam tikrus veiksmus su tam tikra tikimybė. Ir mes atsitiktinai metame tokį įsivaizduojamą kauliuką ir jis mums duoda veiksmą A. Reiškia, veiksmas A policy leaning algoritmų atveju parenkamas atsitiktinai. Čia svarbus faktorius skirtumas tarp Q vertės mokymosi algoritmų, kur visą laiką mes žiūrime, kur maksimali Q vertė ir parenkama būtent atitinkamą veiksmą. Čia mes veiksmą policy leaning atveju, mes veiksmą pasirenkame visiškai atsitiktinai. Žodis visiškai atsitiktinai netinka, mes veiksmą A parenkame atsitiktinai su tikimybėmis, kurias modeliuoja mūsų ta funkcija pi, kurią mokosi mūsų modelis. Tai reiškia, mūsų modelis mokosi, stengiasi surasti tą tikimybinį pasiskirstimą pi, kad pagal tikimybinį pasiskirstimą mes paskui atsitiktinai parinkti mūsų veiksmai A būtų tokie, kad mums leistų kuo greičiau pasiekti su kuo mažesniais kaštais mūsų norimą tikslą.